Labas rytas. Sveikiname visus, mokinius, mokytojus, tėvelius ir svečius. Labrīt! Klāt zinīgu dienu. Jauki būt atkal visiem kopā, vai ne? Un atceramies, ka šis ir skolas 25 gadu jubilejas gads, īpašs gads. Šiandien pas mus svečiuojasi naujasis Lietuvos ambasadorius Latvijoje, Jo ekscelencija Artūras Žurauskas su ponia. Sveikiname Jūs mūsų mokykloje. Man tikrai didelis malonumas ir garbė šiandien būti su jumis šitoje lietuviškoje salėje, kuri beveik 25 metus mums ruošia tarpe dalį mūsų jaunimo ir dalį mūsų globalios Lietuvos atstovų. Tikimės, kad ir toliau taip sėkmingai bendradarbiaus su ambasada. Turėsime daug renginių. Didelis dėkui mokyklos direktoriai už tokį nuoširdų ir pasiaukojantį darbą, kurio rezultatus mes po 25 metų puikiai matome. Todėl sveikinu visus su šia nuostabia švente, mokyklos visai bendruomeniai linkiu geros energijos, geros nuotaikos, kantrybės ir visokeriopos sėkmės. Sveikinu. Labas rytas, brangi mokiniai, brangus mokytojai, tėveliai, svečiai, mylieji tėveliai. Šodien zinīgu dienas svētki. Šodien 1. septembrī paliek 25 gadi mūsu skolai. Tā ir dzimšanas diena. Mēs sākām 9 skolēni 91. gadā. Tagad mūsu ir 383 skolēni. Sveicu jūs visus un novēlu sekmes jaunajam mācību gadā. Labrīt!